Kartą Valdas, vaišindamas musių lervomis, pradėjo pasakoti apie naują mitybos tendenciją, kuri radikaliai pakeis mūsų maitinimosi įpročius. Pasak jo, vabzdžiai ir jų lervos tai supermaistas, kuris taps pagrindinė maisto produktų kategorija, galinti išstumti tradicinius produktus. Šis pasakojimas paskatino mane giliau susidomėti šiuo klausimu ir pradėjau tyrinėti entomofagiją, vabzdžių vartojimo maistui. Pasirodo, kad žmogaus mitybai tinkamų vabzdžių ir lervų rūšių yra daug daugiau, o maisto pramonėje šie produktai vis dažniau slepiasi kasdieniniuose maisto produktuose, tokiuose kaip papildai, batonėliai, miltai ir dažikliai. Kurdama šią nuotraukų seriją, bandau skatinti diskusiją apie tai, kaip lervų ir vabalų atsiradimas maiste gali paveikti mūsų maitinimosi tradicijas, ar turės įtakos sveikatai, kaip tai paveiks aplinką ir kultūrinius įpročius. Taip pat pateikiu nuorodas į mokslinius tyrimus iš JAV Nacionalinio sveikatos instituto, kuriuose nagrinėjami nuotraukose pavaizduotų lervų ir jų vartojimo aspektai. Gero žiūrėjimo.